Kol mūsų priedurniai kerta miškus ir laukia vokiškos brigados, Vokietijoje yra baisi krizė ir ekonominė krizė. Ir štai pranešama, kad bankrutuoja įmonės, kurios veikia, pavyzdžiui, nuo 1795 metų. Įmonė štampavo emblemas Mercedes-Benz automobiliams. Ir dabar jinai užsidaro, ta įmonė nebeišsilaiko ir priežastį vokiečiai nurodo milijardus Ukrainai. Ir kai prasidėjo Rusijos invazija į Ukrainą, tai Vokietijos valdžia pareiškė, kad palaikyti Ukrainą yra šventas dalykas, kad reikia būtinai atstumti Rusiją, įvedė į antiteroristinės sankcijas ir taip toliau ir panašiai. Ir nežiūrėdami to, kad patys gali įklimpti į siaubingą energetinę krizę, nes plus dar Nord Streamas buvo pasprogdintas ir buvo čia iš rusiško propagandinio portalo Komsomolskaja pravda. Labai gerą straipsnį radau ką tik. Ir buvo aišku, kad tas pasprogdinimas naudingas gali būti Amerikai, kad Amerika savo dujas pradėtų vežti. Nes Lenkijos Sikorskis atvirai pasakė, kad ačiū. Nes tą dieną, kai buvo susprogdintas tas vamzdis, tai Lenkija tiekė visiems amerikietiškas ir Kataro dujas aplinkui. Tai nepaisant to, kad su to vamzdžiu ten negerai, buvo uždarytos atominės 2023 balandį. Ir dabar tam straipsnį dar ta BR Bokė minima, kur visa apsitempusi skrido į Siriją. Ir rašoma tam straipsnį BR Bokė, tai buvo tokia politikė, kurie atseit bus visiškai modernesnė, ne tokia konservatyvi kaip Merkel. Bet ką jie padarė su Vokietija, visi matome. Toliau dar, ten labai ilgas straipsnis, tai iš viso neskaičiau, skirelius dar peržiūrėjau. Toliau didžiulė yra imigrantų problema, dėl to ta BR Bokė ten ir jie visi, tiksliau ta Fozel pradėjo grasinti išmesti sirus islamo tikybos ir tuos, kurie nedirba. Tai ne visi emigrantai gali susirasti darbą, iš tikrųjų pabėgėliai, nes kalbos nemoka. O ten visur reikalauja kalbos, tai kaip tu gali išmesti žmogų, kad jis nemoka kalbos. O Sirijoje tai vokiečių kalba nelabai naudojama, tai neturėjo žmonės kur išmokti. Tai vat tie grasinimai, kad ten išmeskit Rusijos bazės arba mes išmesim jūsų pabėgėlius, tai nesusiję, tai jie ir taip galvoja, kaip čia dabar, ką čia daryti, iš kur tų pinigų paimti. Nes ten, jeigu ką, ten jau žmonės visada išeina į gatves ir dabar neseniai jie išėjo su plakatais į gatves, kad užtenka remti tą Ukrainos karą. Atiduokite mums mūsų pinigus, atiduokite socialiniam reikmėm. Tai dabar sako jau kažkoks Mersas bus naujas kancleris, rinkimai čia bus. Ir Šolcas dargi bandė su Chebra dar organizuotis, kad skristi į Maskvą ir Peskovas pasakė, kad neplanuoja Šolco vizito. Atstūmė jie ir Makroną, ir Šolcą, dabar jie nori jėga pabaigti konfliktą, nes mato, kad susitarti nebeišeina. Tai jie visus tos pasitarimus atideda ir Vokietija ten, kuri milijardais rėmė Kijevą, dabar kažko nori iš Maskvos, tai aš kaip supratau, jau Maskva įsižeidus yra ir netiki ašaromis, ir netiki pasakomis. Tai mes turime domėtis, kas vyksta Vokietijoje, nes pas mus informacija yra melaginga. Mūsų toliau ruošia karui, nors va ką tik yra naujienų feede buvusio kariuomenės vado Žuko išėjimas į eterį, kad Ukrainos tas jau karas, jau ten visi pavargo. Ir va taip va sako pavargo, negali pasakyti, kad pralaimi. Tai va sugalvoja tokį žodį, kad pavargo. Jie negali išeiti į eterį pasakyti, mes buvom neteisūs, nes jie teisūs, jie dar prieš kelias dienas pas Pumprickaitę reklamuoja karą, reklamuoja lietuvius, kurie ten kariauja, reklamuoja mano psichopatą alkoholiką instruktorių iš Lietuvos kariuomenės Ruklos mokomojo pulko, kuris, kaip supratau, jau pragėrė tą savo tarnybos vietą, 2 metai Ukrainoje sėdi, nes niekur kitur netinka, reklamuoja juos, kad mes laimėsim. Čia dar tokia funkcinio sporto atstovė neseniai sakė, kad sumažins Rusiją, kariuomenės vadas 23 gruodžio sakė, kad bus pilni grioviai lavonų, kad 10 kilotonų čia galvutės kris, ir kas, kad žus, tai reiškia tikrąją laisvę. Beveik mintinai išmokau, ką jis išnekėjo. Tai
dabar sausio mėnesį jie nesugeba pasakyti, kas ten darosi, kad jau Donecko viskas. Aš ne tą miestą pasakiau, ten nuo Pokrovsko 35 metrai. Nu, vienu žodžiu, pagrindinį patį miestą rusai teigia paėmė ir viską atkerta. Prieš tai dar jie susprogdino tiltą, per kurį buvo vežama šitą tiekimas, supply kariuomeniai Ukrainos ir ten viskas eina žemyn ir Vokietijoje aišku, kad visi bijo pilietinio karo, nes jau ir nuo koronaviruso visi pavargo, ten buvo baisiniai ribojimai, atominės uždarytos, dujos ten, nežinau, ten tas vamzdis ten pataisytas, nepataisytas, dabar dujos per Ukrainą nebeina, vienu žodžiu visiškas chana, visiškas pravalas, bet pas mus pažiūrėkite, pas mus dar prieš kelias dienas reklamavo karą, kad eisime iki Peremohos, tai tiek.